Žinote, yra skirtumas tarp tikėjimo ir pasitikėjimo. Kažko tu tiki, net ant gamtiškų kažko tiki. Yra toks tarsi pasyvumas tam tikras. Bet pasitikėti yra kitas veiksmas. Tai tarsi atsiremti į kažką. Pasitikėti, atsiremti. Jeremijos 17:7. Palaimintas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Kitose vietose pasitikėk viešpačiu ir jisai veiks. Pasitikėk viešpačiu ir jisai veiks. Ne tik tai girdėti tikėti jo pažadus, bet atsiremti ant jo pažadų ir pasitikėti juo. Tai štai pamokoje aš noriu paimti taip pat didelį gabalą iš to, ką aš kalbėjau. Bet paimti būtent iš Hebrajams laiško labai svarbią dalį. Hebrajams 10 ir 1 eilutė. Skaitome. Tu žinosi, kad 10 skyriui kažkas labai svarbaus yra parašyta. Kadangi įstatymas, koks įstatymas tiems, kurie nežino, Mozės įstatymas, turi tik tai būsimųjų gerybių šešėlį. Reiškia, jisai nusakė būsimas gerybės. O kasgi gaus tas būsimas gerybės, atspėkite. Mes. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gerybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekada negali tomis pačiomis aukomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, ištobulinti tų, kurie artinasi. Čia kalbama apie aukas. Ir mes matome vieną principą, aš galvoju, žinot, mano nuomonė tokia, kad Dievas pakėlė Izraelio tautą, kad per tą tautą parodytų savo principus. Savo teisingumą, aukos principą, teisumą, kraują. Nes tie dalykai yra svarbus Dievui. O ėjo sakykime, šimtmečiai, taip? Ir Dievas savo principus parodė Izraelyje. Ir tai buvo tik tai šešėliai. Tai buvo pats principas. Pavyzdžiui, yra kareivėliai, žaidžia kareivėlės vaikai, bet yra tikri kareiviai, taip? Žaidžia karą netikra, yra tikras karas. Tai yra pavyzdžiai tų dalykų. Ir viena iš tų dalykų, kurie Dievas rodė savo tautai ir tauta aiškiai žinojo, kad už kiekvieną nuodėmę nusikaltimą yra mirtis. Žmogus, kuris nusideda, jis miršta dvasiškai. Mirtis atneša dvasinę mirtį, atskirimą nuo Dievo. Ir kad reikalinga auka, kuri permaldotų Dievo teisingumą, ne patį Dievo, bet Dievo teisingumą, reikalinga auka, kuri pridengtų. Vietos aukos buvo ir taip atliekama ta visa procedūra, kad nusikaltęs žmogus uždėdavo rankas ant aukos, išpažindavo savo nuodėmes ir tos nuodėmės tą kaltė perėdavo ant to nekalto gyvūno, kuris turėjo būti be kliaudos, be kažkokių defektų. Ir tada jis buvo paaukojamas Dievui. Ir tai buvo numalšinama ta rūstybė arba pridengiamos nuodėmės. Tol kur yra tikras Dievas, ten yra auka. Ir per auką mes įeiname į Dievo švarę aplinką. Auka, pati auka, jinai apvalo atmosferą, apvalo žmogų. Dvasiškai apvalo. Tol be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Kraujas turi būti pralietas. Kas yra kraujas? Simbolizuoja asmenį. Kraujas ne tik tai skystis, tai yra asmuo su visa genetiniu įrašu ir taip pat su to moralinio žvaigždžių įrašu, kaltė ir nekaltumas. Sako, jis praliejo nekaltą kraują, reiškia, jis nužudė nekaltą žmogų. Aš jums sakau, ką reiškia hebraizmas tas. Kai mes sakome, imame šitą taurę, arba Jėzus sako, tai yra naujasis palikimas mano kraujuje, suprask, mano asmenyje.
Taigi mes matome, kad įstatymas numatė aukas, kurios buvo aukojamos. Ir ėjo laikas, kai tos aukos liovėsi atlikinėti tą tikslą, dėl ko jos buvo skirtos. Žmonės jautė vis kaltę. Kai mes aukojame aukas, žinote, yra, sakysim taip, aš bandysiu pasakyti tai, ką aš neskaidriai matau, bet aš matau, tai aš bandysiu perpasakoti, kas tai yra. Mūsų dvasia yra susijusi su dvasiniu pasauliu. Su dvasiniu pasauliu. Ir susijęti su dangaus viena institucija, teismu. Teismas, tai nėra tai, kad Dievas, tai ten yra teismas. Ir Danieliaus knygoje parašyta, ir atsisėdo teismas, ir prasidėjo teismas. Šalia jo buvo Dievo visagalio. Tas teismas viską registruoja. Viską registruoja, kas vyksta šioje žemėje. Nes jeigu to teismo nebūtų, čia būtų absoliutus chaosas. Tas teismas viską registruoja. Dabar tie, kurie klausot internetu, prabėgo, nieks nepastebėjo, nieks nepagavo. Pala, vaikeli. Viskas registruoja. Viskas registruoja. Viskas registruoja. Ir kai tas jau, sakykime, saikas to nusikaltėlio pasiekė kažkokią ribą, ateina rūstybė. Tas teismas paskelbė, rūstybė turi būti. Ir tai yra Dievo sanitarija, galima sakyti. Dievo visoji kūrinyje turi būti išvalyta nuodėmė. Kol kas dar jinai yra. Bet bus laikas, kai mūsų bus didžioji dauguma, kai mūsų bus 90 kažkiek procentų, tai mano nuomonė, tai neparašyta, mano nuomonė. Ateis viešpats ir apibendrins viską. Ir sako, visi bus surinkti. Mes būsime prikelti. Mes būsime tie, kurių neteis, nepasmer arba nenuteis. Mes būsime tie, kurie kartu su Dievu visagaliu teisime visą pasaulį ir angelus. Nes mūsų teismas įvyko tada, kai mes priėmėme Jėzų. Mums paskelbtas išteisinimo nuosprendis kiekvienam, kuris tiki Jėzumi. Tol tavo gyvenime nuteisimo arba pasmerkimo nėra. Taigi, žmogaus dvasia yra susieta su ten, su ta informacija, ir ta informacija dvasiškais kanalais pereina. Žmogus jaučia kaltę savo dvasia ir tas kaltės pajutimas yra sąžinė arba sąmonė. Tai yra vienas žodis graikiškai. Sunidesis. Yra sąžinė. Šitą dalim mes jaučiame savo kaltumą arba nekaltumą. Ne tik kaltumą, bet ir nekaltumą. Šitą dalim mes jaučiame. Ir tai yra susijęta su tuo. Tos žmonės, kurie jausdavo kaltę, jie nešdavo auką už tą kaltę, kad išsivaduotų nuo kaltės. Tie, kurie artinosi prie Dievo. Nes prie Dievo tu negali priartėti kaltas. Tu gausi galą nuo to švaros, moralinės teisinės švaros. Net angelai, kurie tarnavo jam, dalis angelų nusidėjo ir Dievas juos uždarė, jis sukaustė juos ir jie dabar laukia teismo. Ir pagal mano nuomonę ir šėtonas yra surištas. Jis nėra nugalabtas, bet surištas. Paskutinė diena jis bus ištrauktas, surinks kažką, Hebra surinks, kurie puls šventųjų stovyklą ir Dievo miestą. Kas jie tokie? Mes. Bet iš dangaus ateis nuosprendis. Ir bus įmestas į ugnies ežerą, kur jau dabar yra žvėris ir netikras pranašas. Ir į tą ežerą bus įmesti visi tie, kurių vardo nebus avinėlio gyvenimo knygoje, avinėlio Zoje knygoje.
Jeigu to vardo nebus, tai žmonės bus atskirti nuo viešpaties veido per amžius. Dievas padarys sanitariją viso pasaulio, supakos visą blogį ir uždarys. Ir blogio daugiau nebus. Todėl mes džiaugiamės šiandien, bent jau aš tikrai džiaugiuosi, kad mano vardas yra įrašytas avinėlio gyvenimo knygoje. Dėl to džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Dabar aš matau kai kurie klausimų, o gal mano ir neįrašytas? Tai dabar čia pamokslas yra tau. Žinokit, ateina laikas į tikinčią gyvenimą, į mano gyvenimą ateina laikas, kai aš noriu viską taip aiškiai matyti. Man nereikia kažkokio pasako, miglos. Aš noriu matyti Dievo valią. Aš noriu matyti jo mintis, jo sumanimą. Ir kai aš matau jo sumanimą, aš galiu jo pasitikėti. Aš galiu atsiremti jį. Tai nėra kažkokia mašina, aš noriu kažką gauti, reikia mes monetą. Ir iškrenta tenai šokoladukas. Kitaip čia nepraeisi, reikia neš monetą, principas yra toks, ne? Aš noriu viską aiškiai matyti ir aš įsitikinęs, ir tu nori aiškiai matyti Dievo valią. Ir kai tu ją pamatysi, koks geras yra Dievas. Tu apsikabinsi, tu jį mylėsi, tu jį vertinsi ir garbinsi. Ir 100% padėka kils jam, nes tu matai, už ką dėkoji. Tikra padėka ateina iš to, ką tu matai. Tu įvertini tai. Ne už nieką, nieką, tu pamatai jo turtus, kurie nukreipti link mūsų. Tai yra didžiausias pasišventimas. Ne kažkokie ten bizūnas, žinai, varyk prie Dievo. O, aš pats noriu eiti tenai. Aš pats noriu nurimti jo meilį, suprasti jį ir pažinti jį. Ir atsipalaiduoti ir plaukti jo gyvenimo upį. Aš to noriu. Ir tu to nori. Dėl kartais kitus girdi teisingai interpretuotą Evangeliją ir tau dvasia patvirtina, kad yra iš šventosios dvasios. Įsikibk to. Ir tuo žodžiu pasitikėk. Dievu pasitikėk dėl to ir to. Taigi skaitome toliau. Aukos, taip? Sakoma taip. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėj nuodėmių. Ir kaip sakiau, kiti vertimai, čia yra ypač angliškai labai gerai, nebeturėtų daugiau nuodėmės sąmonės. Nuodėmės arba kaltės sąmonės. Sako, argi tos aukos nesiliautų, jeigu vieną kartą jau apvalyti, daugiau neturėtų nuodėmės arba kalto sąmonės. Bet kita eilutė, aš čia neįdėjau, bet dabar šitą, bet metai iš metų jie aukoja aukas ir tai negali niekad jų nuraminti. Jų vis tiek sąžinė, kuri turi, dar ką pradėjo, jungti su dangum, jungti su Dievo teismu. Jinai vis nenurimsta, nes tos aukos per silpnos, kad visiškai nuramintų to garbintojo Dievo, ano laiko iki Kristaus sąžinė. 4 eilutė. Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas sunaikintų nuodėmes. Neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas, tai kas buvo aukojama, kad sunaikintų, kad jos neliktų iš viso. Aš galiu pridėti ir man patinka ta interpretacija, jos tik tai pridengdavo, bet nesunaikindavo. Dabar nuo 5 iki 6 skaitome. Todėl ateidamas į pasaulį, jis sako, jis kalba, kas jis? Jėzus. Jis tuomet dar neturėjo vardo Jėzus. Bet kaip Danielius sako, aš mačiau panašų į žmogaus sūnų. Nes Dievas yra panašus į mus. Nes Dievas mus kūrė pagal savo atvaizdą ir pavydalą.
Ir Jėzus dalyvavo kūrinyjoje. Nes per jį yra viso sukurta, kas regima ir neregima. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės sukurta per jį ir jam. Todėl sako Danielius, aš mačiau regėjime, prie amžinojo buvo privestas panašus į žmogaus sūnų. Ir ten buvo kalba. Ir amžinasis davė, sako, jam buvo tam panašaus į žmogaus sūnų atveju suteikta valdžia, šlovė ir karalystė. Kad visos tautos jam tarnautų. Taigi karalystė matome, bet aš kalbu apie tai, kad ko aš pabrėžiu, kad buvo pokalbis. Kai šiandien girdžiu apie tai, kad sakoma, čia trejybė yra išgalvotas kažkoks dalykas. Čia yra vienas Dievas ir 3 manifestacijos yra. Kažkoks net pastorius sako, Amerikoje sako, aš duosiu jums $10 000, jeigu jūs man įrodysit, kad trejybė yra. Norėčiau su juo pakalbėti ir 10 000 paimti. O argumentacija būtų paprasta. Ar gali pats su savim ten kalbėtis kažkas tai? A ne? Buvo privestas prie aukščiausiojo jo atvaizdas, fantomas. Ne. Asmuo. Asmuo. Apie šventąją dvasią yra taip pat asmuo. Taigi, ateidamas į pasaulį, tai yra prieš ateidamas į pasaulį, į šitą žemę, jis turėjo pokalbį danguje. Sako, aukų ir atnašų tu nenorėjai, bet paruošei man kūną. Dėmesio, jam buvo paruoštas žmogaus kūnas. Tas žodis inkarnacija įvyko. Jis įėjo žmogaus kūną. Šventoji dvasia nužengė ant Marijos, Marija davė jam kūną. Žmogišką kūną. Todėl Jėzus dažnai vadinamas žmogaus sūnus ir Dievo sūnus. Bet tai yra tai. Dievas apsigyveno kūne, paslapties gilybė. Dievas apsigyveno kūne, žmogaus kūne. Dievas apsigyveno žmogaus kūne. Filipiečiams parašyta, iš savo prigimties jis buvo Dievas. Savo prigimtimi, esybė, jis buvo Dievas. Bet jis paliko tą dievybę. Jis nesilgia kaip Dievas šioje žemėje, bet apsirengė kitą prigimtimi, ta prasme, esybė, tapo tarnu panašus į mus. Tol jame dievybė nesimatė jos, jinai buvo paslėpta. Ir tik tai išrinktieji, kaip sako, ne kūnas ir kraujas, tai reiškia, kad aš esu Dievo sūnus. Bet tėvas, kuris ir dangoje, tau tai parodė. Paslėpta. Taigi Jėzus gauna žmogaus kūną, kad galėtų atstovauti žmonijai. Kad galėtų atnešti didžiausią, išsamiausią, tobulą auką už visą žmoniją. Tuomet tariau, štai ateinu kaip knygos rietime apie mane parašyta. Taigi jisai žino, kas yra parašyta ir jis ateina kaip parašyta. Taigi knygos rietimas žinomas danguje, kas parašyta. O kas parašyta, išsipildys iki paskutinės jotos. Viskas išsipildo, ką Dievas pasakė. Viskas išsipildo. Ir apie jo ateimą buvo pranašauta pranašų. Pranašauto jo ateimas, jo mirtis ir prisikėlimas. Pranašauta pranašų. Knygui parašyta. Jis daro viską tiksliai. Žiūrėk, jis dar kalba su tėvu. Tuomet tariau, štai ateinu kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios. Aš noriu šitą dalyką pabrėžti. Vykdyti tavo valios. Jeigu braukote Bibliją, pabraukit čia. Tavo valios vykdyti ateinu.
Anksčiau pasakęs, aukų ir atnašų, deginimą atnašų ir atnašų už nuodėmes tu nenorėjai ir nemėgai. Josgi aukojamos pagal įstatymą, taigi jo buvo potvarkis, bet tu jau jų nemėgai. Kiti mėgsta sakyti, Dievas sudarė tą pirmą sandorą, amžiną sandorą ir pabrėžė, ypač tie prožydiški krikščionys. Čiagi amžiną sandorą davė. Sako, saulė gali dingti, bet mano žodžiai nedings. Mano sandorą jūsų nepaliks. Taip, iš jo pusės tai yra jo pažadas. Bet kitur jisai tam pačiam laiške sako, jūs sulaužėte tą sandorą, jūs sulaužėte sandorą. Jūs sulaužėte sandorą. O žinokit, ten reikėjo padaryti tiek ir tiek, kad Dievą tokį gailestingą išvesti iš kantrybės. Aš dabar studijuoju, žinokit, aš paskaičiau Jeremiją, dabar skaitau Jezikėlį. Nu, ten sako, jūs kieta sprandė tauta. Visai bara. Atė vis tiek, apsisuka. Jis sako, pažiūrėkite, ateina šventikai, o jų širdį jie garbina stabus. Jiems patinka, stabai jos traukia. Jie ateina ir klausia mano patarimo. Pasakyk Viešpatie, ką mums daryti. Nieko jums neduosiu, špygą taukotą, aš paspridedu. Jūs turite stabus. Jūs kieta sprandė tauta. Kieta sprandė tauta. Kol jau Dievui po to jau netvėrė viskas, sako viskas, paskutinioji pareina. Ir ištrėmė jos į Babilę, į Babiloną. Kai jie sugrįžo, sako, vėl sugrįžti, vėl viskas bus gerai. Vėl varė. Iki tol, kol pradėjo žudyti visus pranašus, Dievo sūnų nužudė. Ir sako, jiems artinasi galutinė rūstybė, galutinė pribaigimas. Tokį Dievą gailestingą. To sako, aukų ir atnašų ir deginimų atnašų už nuodėmes tu nenorėjai ir nemėgai. Ir sako, neneškit aukų, man jos netinka, man dvokia. Pasitraukė nuo su tom aukom. Tai viskas sutepta. Jos aukojimas pagal įstatymą. Paskui paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Jis panaikina vieną, kad įtvirtintų kitą. Tos valios, kurios vykdyti atėjo, dėka esame Jėzus Kristaus kūno auka, vieną kartą pašventinti visiems laikams. Ten tos aukos šventindavo, tos aukos kažkiek valė ir panašiai. Daug kartų. Sako, Kristų turbūt reikėjo nuo pasaulio svėrimų daug kartų mirti ir kentėti. Bet jis vienintelė auka, superinė auka, tobula auka. Viena auka jis padarė tobulus teisumo prasme, šventinamuosius. Tos valios dėka. Jėzus kitoje vietoje sako, aš atėjau vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną zoją, amžiną gyvenimą. Kodėl aš tiek jums pabrėžiu šitą valią? Klausykit, čia yra Dievo sumanimas. Čia Dievo kryptis. Ir jeigu tu praregėsi kada šitoj vietoje, praregėsi ir pamatysi šitas eilutės, va tą valios dėka, tos valios dėka, sako, jis panaikina vieną ir nustato kitą. Čia dar truputį pakalbėsim. Tu pamatysi, kad Dievas nekenčia mirties, o mirtį atneša nuodėmė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Dievas gi nesiuntė sūnaus, kad jis pasmerktų pasaulį, bet per jį pasaulis gyventų. Jeigu apie nuodėmes,
tai jau barsiu tiek ir tiek. Nu, aš ne save kalbu, bet kažkokį į kabutės paimkime pamokslininką. Šventų. Jūs tu, žinau, ką padarai praeitą vasarą. Ten apie vieną pasakoja, bet klausiau vien tokio sėkmininko, jis toks geras sėkmininkas, bet turi labai daug sėkmininkų, kur aš gimiau ir ten buvau pavalgęs tų dalykų visokių. Jis pasakoja taip. Kažkoks ten buvo mega bažnyčios pastorius. Viskas kaip ir gerai buvo, bet po to įsivėlęs buvo į mafiją. Važinėjo kažkur į užsienį, prisidengęs pastoriaus to dokumentų, praeidavo muitinę ir veždavo narkotikus. Baisus dalykas, ne? Jį pričiupo ir pasodino į kalėjimą. Aišku, buvo, papiktinimas, supranti, bažnyčiai, kad pastorius prisidengė savo pastorystę, o pastorius Amerikoje tai kaip, neliečiamybė turi, kaip ambasadorius. Ir dabar toks pastorius su narkata papuolė ten kažkur tai. Suprant, jį pasodino į kalėjimą. Ir pasako, praeina kiek metų, ten išėjo iš kalėjimo. Sako, matau laidoj kažkur ten su krikščionimis kalbasi, su tarnautoju, sako, aš atsėdėjau kalėjime, man Dievas atleido ir sako, jis pradeda jau pamokslauti. Ir tas sako, kaipgi taip galima? Tiek visko pridarėjai, dabar čia sėdi ir pamokslauji. Ir jisai pasako, taip, Dievas atleidžia, bet... Ir tas va, bet, a kas bet? A kas bet? Atsimenat, kai Jėzus pasakė Petrui, sako, mane pamuš ganytoja ir avys išsklaidys, niekur, į kalėjimą su tavim ir čikiriki dėl tavęs. Sako, šią naktį įsiginsi manęs. Ne, baig. Ir ten jisai su Matu, keiksmažodžiais. Ten taip parašyta. Nepažįstu šito žmogaus. O jeigu ten būtų kokie nors po to įtikėtų, tu čia Petrai, ką tu? Ką tu čia popiežius ar ką? Mes girdėjom, kai tu keikiai Jėzų. Visą gyvenimą turėsi tokią reputaciją keikūnas, išdavikas. Čia žmonės taip nori. Sveiki atvykę, nusileidė iš dangaus į bažnyčią. Tai prieško, kaip čia tave prisikabinti prie tave, sumenkinti tave. Ir iškabinti kaltę. Dabar sugretinkime, ko Dievas nori, kaip jisai mato. Dėl ko Jėzus mirė ir kentėjo ir buvo pažemintas, kuris veikia kartu su Dievo valia. Aš ateinu į šitą juodą planetą. Aš apsigyvenu žmogaus kūne. Aš ateinu žmogaus karalystę. Vien dėl tavęs, tėve, dėl tavo valios. Aš iškentėsiu pažeminimą, iš manęs juoksis kažkoks tai tenai pilotas ten. Kareivė prengs mane tipo karaliaus drabužiais. Muš mane ir sakys, pranašauk. Aš viską iškęsiu dėl tavo valios, tėve. Aš viską padarysiu, nes tavo valia, kad aš atnešiu auką, žmogaus kūną. Mano šitą dalis vadinasi taip. Dievas padarė viską, kad gyventum. Pasitikėk. Aš jums sakau, šitą temą studijuokit, užduokit klausimą, medituokit, apmastykit. Čia Tėvo širdis. Karalystė jau atėjo, karalystė yra čia. Ir jo valia atėjo į tavo gyvenimą. O jo valia, kad tu būtum gyvas, kad tu gyventum amžinai. Ir tai įvykdė Jėzus, atėjęs į šią žemę. Jis vykdė Tėvo valią. Nes Tėvas nenori, kad tave geltų kažkas tai ir marintų tave. Jis paruošė avinėlį. Kaip atsimeta, Abraomas sako, jo klausimas, o kur avinėlis? Ugnis yra. Dievas parengs savo avinėlį. Dievas tėvas parengė savo avinėlį, kuris buvo nužudytas dėl mūsų nuodėmių, visų mūsų nuodėmių. Ne tik nuodėmių daugiskio, visos mūsų nuodėmės. Viskas buvo iškelta ant jo. Ir dabar šita žinia yra supakuota į mokymą.
arba tikėjimą, arba doktriną. Krikščionišką tikėjimą yra supakuota šita žinia. Šita žinia yra centre Evangelijos, centre Kristaus tikėjimo. Centre. Ne kalno pamokslas, nebūk geras, ten būk geras, supratau. Tėvų klausyk, supratau. Stenkis neištvirkauti, supratau. Čia tokia Evangelija padarė. Kristaus auką išėmė. Dievo valią išėmė. Makaronus kabina. Tais makaronais gyvena. Sako, mes gerbėme Jėzų, bet tai, ką Jėzus padarė, jie to nepriima. Jie to netiki. Jie to nepasitiki. Ir stato savo pastatus. Sveiki atvykę į bažnyčią. Jūs girdėjote šitą terminą išteisinti tikėjimą. Aš jau kažkada norėjau truputį dar pakalbėti. Išteisinti tikėjimą. Jeigu mes esame išteisinti tikėjimą, išteisinti reiškia išteisinti. Reiškia nieko mumise nėra to, kas neišteisinta. Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Dievas juos išteisino. Dievo teismas vieno nusikaltimą Adomo pasmerkė tas teismas, o antro žygdarbį taip įvertino, kad paskelbė išteisinantį nuosprendį. Taip reikia išversti romiečiams. Kiekvienam, kuris tiki, išteisinimo nuosprendis paskeltas tau. Koks nusidėjėlis, tu išteisintas, naujas kūrinys, sunaikinta viskas. Dievo vaikas. Atleisiu nuodėmes ir daugiau jų nebeprisiminsiu. Žmonės prisimins, Dievas neprisišiolytis. Žiūrėkit, ką kalba Paulius. Nors iš prigimties esame žydai ir ne pagonių kilmės nusidėjėliai. Štai mes kilmingi nusidėjėliai. Geros kilmės, žydiškos kilmės nusidėjėliai. Žinome, jog žmogus išteisinamas ne Mozės įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų arba Kristaus tikėjimu. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, evangeliniu tikėjimu, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas ne vienas žmogus. Noriu paklausti, ar Paulius iki Kristaus, kol jis sutiko, ar jis tikėjo Dievu? Ar visi, kurie laiko įstatymų, jie tiki Dievu? Tiki Dievu. Ir matom, kad tas tikėjimas, apskritai tikėjimas, kad Dievas yra, jo nepadaro, neatneša to išteisinimo, apie kurį mes šiandien kalbame. Ar Dievui patinka geri žmonės? Taip. Ar jam patinka tie, kurie teisingi? Taip. Bet tau, Nikodemai, reikia atgimti iš aukštybės. Tavo prigimtis turi būti pakeista, kad tu galėtum pamatyti karalystę ir ją įeiti. Ir jeigu jūsų teisumas nebus didesnis už fariziejų teisumą, jūs negalite įeiti Dievo karalystę. Tai mūsų neaktualu, mes jau įėję. Taigi mano šiandien žinia yra tokia labai paprasta ir nepaprasta ir tikrai dieviška. Aš tikiu, jūsų dvasia patvirtina. Šiandien mes kalbam, aš tik tai vieną punktą paėmiau. Pasitikėk juo, kad jisai išsprendė tavo nuodėmės problemą. Pasitikėk juo, kad jis išgelbėjo tave tobulai, kad jis išlaisvino tave iš tamsybių valdžios ir perkelė į mylimo sūnaus karalystę. Ir tavo vardas užrašytas gyvenimo knygoje danguje. Ir jisai tave paruošia ir ruošia sūnaus atvykimui. Ištikimas yra tas, kuris mus šaukia, jis ir vykdys. Dėkoti ir pasitikėti. Ir pasitikėti. Suprask, suvok, patikėk ir pasitikėk.